Po Žalgirio mūšio sąjungininkų kariuomenė, Lenkų ir Lietuvių kariuomenė, Vytautas ir Jogaila, Kryžiuočius nusivijo į jų sostinę Marienburgą. Ir apgulė tą pilį. Apgautai buvo 7 savaitės, bet nepaimta. Tai ir mes panašiai pasielgėm. Mes, žodžiu, dalyvavom Žalgirio mūšyje 2008 ir labai norėjom pamatyti garsiąją pilį, kurią apdainavo Maironis labai populiariuose dainose, giesmėse. Irgi mes žinom dar iš mokyklos, kad toje pilyje buvo kalinamas kunigaikštis, didysis kunigaikštis Kęstutis, Vytauto tėvas. Iš tikrųjų, nepaprastai įspūdingas savo dydžiu ten. Žinoma, gaila, kad mes neturėjome laiko į vidų patekti. Ten, jeigu nori patekti į vidų, tai reikia valandą, visą dieną praleisti. O mes turėjom 1,5 valandos, tai, žodžiu, taip beveik tekinom. Apėjom pagrindinius statinius, aš su aparatu spraksėjau, kiek suspėjau, kiek sugebėjau, žodžiu, įdėjau į internetą, kad pamatytų ir kiti, nuotraukų tų daugiausiai nespalvotų dar anais laikais, vieną kitą teko matyti, bet dabar tikrai tas pagrindinė pilis labai įspūdinga, ten net ant stogų ir medžiai aš mačiau auga, nežinau kaip jie ten auga. Nepaprastas įspūdis ir aš šitos dalykus ir norėjau pirmiausiai pamatyti. Tai Žalgirio mūšio vieta. Ir ten irgi mes niekas nesakė, bet labai toli matyti, nuo centro, nuo to paminklo Žalgirio, kur Žalgirio mūšiui pastatytas, ten 10 kilometrų aplinkui matyti. Kalvelės tokios labai. Ir Marienburgo tą pilį, kur ten buvo planuojami pagrindiniai žygiai į Lietuvą. Ir iš ten jie vargino Lietuvą 200 metų ir gavo į dantis Žalgirio mūšyje ir daugiau jau jie mūsų nevargino ir šia prasme, taip sakant, tas mūšis padarė didžiulį perversmą ir vakarų, ir rytų, ir